Antroje 19 klausimo dalyje reikia apskaičiuoti kamuoliui suteiktą judesio kiekį. Tai čia jau simuliacija nebepadės, čia jau tikrai reikės skaičiuoti formulėmis. Mano turbūt didžiausias patarimas ruošiantis egzaminui būtų mokėti kiekvieną raidę, kiekvienoj formuliai, ką reiškia. Tada, pavyzdžiui, šitas klausimas būtų vienas juokas. Kadangi reikia suskaičiuoti judesio kiekį suteiktą, žiūrim į formulyną ir jeigu žinom, kur yra judesio kiekis, iš karto galim ir paskaičiuoti. P yra judesio kiekis. Kadangi P yra lygu masė kart greitis, sudauginam 0,45 kg su 4 metrais per sekundę ir gaunam suteiktą judesio kiekį. Reikia užrašyti dešimtųjų tikslumu. Labai svarbu rašant atsakymus, žiūrėk, kiek reikia apvalinti. Dešimtųjų rašom 1,8. Beje, čia matai, kad yra delta pažymėta. Delta tai reiškia judesio kiekio pokytis, tai kamuoliui suteiktas judesio kiekis. Kadangi kamuolys iš pradžių buvo nejudantis, tai ir jo pradinis judesio kiekis buvo 0. Todėl galutinis kamuolio judesio kiekis, ką iš esmės mes čia parašėm, ir yra lygus jo judesio kiekio pokyčiui. Tai čia tas pats, ar rašom su delta ar be deltos šiuo atveju. Kadangi kamuolys įgavo tokį štai judesio kiekį, tai jį ir paveikusios jėgos impulsas yra lygiai toks pat. Tai žinant truputėlį teorijos, čia jau galima būtų rašyti atsakymą ir tai būtų teisingas atsakymas. Tačiau įsivaizduoju, tau būtų įdomu sužinoti, kodėl. Griežtai kalbant, judesio kiekis yra P ir tai yra lygu M kart V. Jėgos impulsas yra F kart delta T. Bet žiūrint į formulyną, M kart V ir M kart delta V, čia tas delta yra tas pats iš esmės. Tiesiog delta reiškia pokytis, bet kaip jau minėjau, kadangi mūsų pradinis taškas yra 0, tai tas pokytis ir yra galutinis. Tai ar judesio kiekio pokytis, ar galutinis judesio kiekis, tai yra tas pats dalykas. Tai todėl F kart delta T šiuo atveju yra M kart V, ką mes jau prieš tai ir žiūrėjom. Vadinasi, šitie du dydžiai yra lygus. Mes apskaičiavom šitą, tai šitas irgi bus lygus tam pačiam. Arba, jeigu labai norėtum, galėtum paskaičiuoti, kad tai yra vidutinė jėga, kur yra pusė maksimalios jėgos, kart spyrio trukmė 0,01. Ir vėl taip pat gautum 1,8. Niutonai kart sekundės ir kilogramai kart metrai per sekundę beje yra tas pats matavimo vienetas, tiesiog užrašytas kitaip.